Sveiki, aš Vilius iš V-School ir šiandien apžvelgsiu Gamma Plus Exceed kirpimo mašinėlę. Aptarsime jos tris dalykus - tai mašinėlės komplektacija, techninės specifikacijas ir mano asmeninė patirtis su šia mašinėlė. Taigi, pažiūrim, ką turim dėžutės viduje. Krovimo stovas, kirpimo mašinėlė, papildomos dizaino detalės su atsuktuvėliu ir papildomom svirtelėm, krovimo laidas, vienas USB-C, kitas paprastas USB krovimo laidas ir 4 magnetiniai antgaliai, kurie labai lengvai pritvirtina prie mašinėlės peiliukų. Mašinėlės techninės specifikacijos. Mašinėlė turi intuityvų variklį, kuris prisiderina prie darbo apkrovos nuo 8500 iki 11500 apsisukimų per minutę. Mašinėlės peiliukai yra DLC Echo. Echo reiškia, kad nukerpant plauką girdime didesnį garsą. Mašinėlės baterija. Veikimo laikas yra net 3 valandos, o įkrovimo laikas 2,5 valandos. Mašinėlės dizainas ir ergonomika. Mašinėlė turi aliuminį korpusą, dėl ko sumažina šiek tiek vibracijas. Ji turi LED indikatorių, kuris parodo, kiek mašinėlė yra įkrauta. Taip pat mašinėlė turi magnetinį dangtelį, peiliam atverti ir išsivalyti ten esančius plaukus, kas labai palengvina darbą. Taip pat ši mašinėlė turi gerokai trumpesnį korpusą, kas padeda kirpti žemesnius žmonės, kaip pavyzdžiui mums trukdo kėdės atlošos ir negalime prieiti prie sprando. Taigi mano asmeninė patirtis su šia kirpimo mašinėlė. Man labai patiko jos dydis, dėl to, kad buvo labai patogu prieiti prie sunkiai prieinamų vietų. Taip pat patiko jos svoris, nors ji turi aliuminį korpusą, tačiau ji nėra sunki ir labai patogiai krenta rankoje. Yra siauresnė negu dauguma mašinėlių, todėl net žmonėms turintiems mažas rankas bus lengva ją paimti. Aš esu skeptiškas Echo peiliams. Pas mus salone yra labai ramu ir tylu, o su jais kerpant atrodo, kad kirptum vėlų, o ne plaukus, todėl labai triukšmas erzina. Tai tiek apie Gamma Plus Exceed kirpimo mašinėlę, pasimatysim kitoje apžvalgoje. Iki.